čia yra linoraižis, aš pati niekada negalvojau, kad man taip patiks tas linoraižis, nes aš visą laiką spalvos, o čia juodai balta. Bet čia yra toks magiškas dalykas, būtent tuo momentu, kada tu ten darai, kada tu ten išdrožinėjai, tu viską tada pamiršti ir tada, ką žinau, tokia meditacija, nėra minčių, nėra nieko, tu tik tai tam procesas ir tas procesas, kiek jis vyksta ten, kelias valandas. Tai dėl to aš labai pamėgau linoraižį. Tai va, ir noriu pasakyti, kas mane išmokė linoraižių. Linoraižių mane išmokė vėliau. Jonas Rudzinskas. Aš baigiau praeitais metais kursus, savaitės kursus, kur man buvo labai išaiškinta, įdėta į galvą. Ir labai jam ačiū. Labai dėkuoju. Nedėkuoju. Ką? Nedėkuoju. Rezultatas per metus. Taip, čia rezultatas per metus, nes kaip tik praeitais metais, man atrodo, lapkričio ar spalio, aš neatsimenu. Kažkur lapkričio ar spalio mėnesį buvo tas seminaras. Tai ir taip aš užkibau ant to linoraižių. Dėl spausdinimo atsakyk. Gerai. Dėl spausdinimo, aišku, yra staklės, kur galima spausdinti, bet mes čia per kursus, mes spausdinam tokių presų. Aš išlandžiau per visą internetą ir suradau presą. Nupirkau, atsiunčiau, suradau, kur yra popierius, rankų darbo, ar kiniečiškas, ar japoniškas popieris. Visokių prietaisų, tušo ir aš tiesiog pati atspausdinau tokiu pačiu būdu, kaip mane mokino Jonas. Lygiai taip pat su to pačiu presu. Aišku, mano presas netoks stiprus, bet vis tiek. Tai čia irgi toks vienas dalykas, kad tu spausdini, tai tiesiog visas tavo būtas yra tik tai darbuose. Bet spausdinimas, kaip čia sakyti, mano rankytinis. Tai va, reikia aišku. O su pirštinėm? Su pirštinėm, taip, su pirštinėm. Su pirštinėm būtinai, su pirštinėm reikia visą laiką rankas išuostyti, nes visi šitie smulkmenėlis, kaip ten reikia, kaip išuostyti, kada ir ką labai gerai Jonas įkalė į galvą. Žinutė mane Džiulin irgi dalyvauja tuo momentu. Ir jinai dar sakė, kaip toli tu taip ilgai, kodėl tu čia taip ilgai? Man atrodė, kaip čia. Dabar jau aš greičiau viską darau, dabar jau kitaip, žinai. Tai va toks mano atsakymas. O tapyba? Tapyba. Kas įkvėpia dabar labiausiai? Paveiksluose visko yra, bet tai... Mane aplamai paveiksluose įkvėpia emocija. Tai tie katinėliai ten matomai... Jeigu man kažkas patinka, aš matau ir man patinka. Ir aš jau žinau, kad aš piešiu, kad aš nupiešiu. Mane turi būtent tas piešimas vežti. Aš negaliu, gal aš nupiešiu kažką. Jeigu nėra emocijos, iš manęs tada tiesiog neeina. Bet jeigu yra emocija ir aš užsikabinu ir man tiesiog yra malonumas, tada aš galiu ir 4 valandą nakties. Irgi galiu atsikelt, ateina kažkokia idėja. Galiu 4 valandą, 5 valandą nakties viską ištrinti, ką aš buvau prieš tai padarius ir tiesiog daryti iš naujo. Ir tada aš būnu labai patenkinta, kad visgi aš pagavau tą cinkelį kažkokią, kaip aš pati įsivaizduoju. Tai va, įdomu, viskas yra įdomu. Aplamai gyvenimas yra įdomus ir visą laiką duoda tau naujas idėjas. Paveikslas, tyrinėtas, tas apačios piešinys iliustruoja tai, kad jūs tikrai labai išstudijuojat viską. Taip. Gal truputį irgi papasakoti. Aš noriu papasakoti, čia yra Vilnietė, čia buvo paroda, dainų šventei skirta. Ir aš sugalvoju, kad man reikia nupiešti, ne tai, kad sugalvoju, aš trupučiuką pamačiau internete video tautinius rūbus, bet aš norėjau tautinius rūbus būtent būdingus Vilniaus kraštui 19 amžiaus pradžioje. Aš tada apžiūrėjau ir viską ir paėmiau daug knygų iš bibliotekos. Ir ten aš perskaičiau, kuo remiasi tos visos knygos. Jie remiasi būtent 1939 metais išleista knyga Tamošaičio. Aš suradau internete tą knygą pas vieną vyrą iš Kauno, jisai man atsiuntė, tada aš studijavau, piešiau maketą ir po to pagal maketą būtent nupiešiau tą Vilnietę. Tai irgi tas, kaip čia sakyt, labai mane įtraukė tas procesas, kaip viskas yra.
Ir tiesiog ta knyga, jinai visa tokia byranti, aš jau po to atspausdinau, čia jeigu kam įdomu, galės pažiūrėti Vilniaus. Gal kai kurie sako, kad čia nėra tikri rūbai, kurie buvo Vilniuje, bet kitų šaltinių aš neradau. Tikrai jų nėra. Čia yra, nu, galbūt vienintelis prieinamas šaltinis, kurio galima remtis ir būtent nupiešti. Tai va, nu, po to jau ta aplinka jau taip eina savaime prie jos. Šiaip etnografai Vilnių priskiria Dzūkijai. Taip. Jo, bet reiškia, Seimo nariai niekam nepriskiria. Nu, šiaip yra Sau. Dzūkijai. Aišku, yra ir užduoties elementų, bet šiaip tai čia yra šiaip tai Dzūkija. Nu, tai va, tai būtų. Kažkaip mane. Dar norit kažką paklausti? O iš kur tėvai kilę? Tėvai kilę iš Latvijos ir iš Latvijos atvažiavo mano sūnėnas Edgaras. Hello, nice to meet you here. Very nice you came. Yes, Laimutė labai galės ten išversti. Tai va, ir pati aš irgi kilęs iš Latvijos. O čia mano latviški šaknis ir mano mylimasis sūnėnas. Tu esi man Mils Braledels. Ja. Kodėl ne latviškai? Tai latviškai ką nors pakalbėkit. Tai mes pakalbėsim tarpusavy po to latviškai. Nu, tie. Tokie. Jūsų paveiksluose labai didelė harmonija, nors spalvos yra aktyvios, bet Gedimino kalnas dviejose vietose, jis nenuslinkęs, neris pilna žuvų ir aplinkui nerį stovi automobilį, reiškia, čia pasiturinti žmonės gyvena. Tai jūs esate laiminga, kaip... Taip, aš esu laiminga, iš tikrųjų. Nes, reiškia, kodėl žmogui? Jūs sugebėjote, reiškia, iš tokio spalvingo pasaulio pereiti į grafiką. Grafika yra, žodžiu, irgi būna spalvinga, bet aš tai atsimenu, kai pats ją pradėjau, tai lino raižinys, tai linoleumą tarybinį suradau, išraižiau ir uždėjau poligrafinius dažus, reiškia, su voleriu ir atspaudžiau ant popieriaus irgi gero, nes bibliotekoje yra restauratoriai, tai rankų darbo popieriaus gavau ir atspaudžiau su šaukštu, kaip ir buvo liaudės meistrų darbo, be jokių staklių. Tai jeigu jau kada pamesit stakles ar pavogs, visada šaukštas išgelbės. Ir šratas gali išgelbėti, ir kietas kiaušinis. Ir visa tai, kas yra kieta. O dėl juodo balto, nu tai ką, čia yra dvi spalvos, juoda balta, pasaulis yra dualus. Tamsa, šviesa, diena, naktis. Jo, ten yra naktinis Vilnius pas jūs labai įdomus. Ir naktinis Vilnius, ir čia yra irgi dvi spalvos, pasaulio dualumas, viskas susideda, viskas iš dviejų, o jau visa kita tada eina jau kitaip. Nu čia toksai suspaudimas, galima sakyti, bet jisai turi savo muziką ir savo grožį. Dabar jau aš taip suprantu, aš prieš tai, kol nepradėjau daryti, aš tikrai nesuprasdama, aš galvoju, kas čia yra juoda balta, o dabar tikrai juoda balta, magija, ne 50 atspalvių. Dabar dar vienas būtų klausimas. Šiandien naivusis menas pergyvena tam tikrą kaitą. Mes turime Moniką Bičiūnienę, kuri jau klasikė yra Lietuvoje. Turime dar ir kitur, Eleną ten prie Kauno, reiškia, tokia tapytoja, Jonė Kniupštaitė. Jis irgi lankė dailės studiją Paletės. Bet kaip jūs galvojat, ar tie tautodailininkai šiek tiek keičiasi, jų piešinys ir spalvų dėjimas jau darosi tobulesnis, ar jie vis naiviai ir liks taip 21 amžiuje? Nu, ką žinau, aš nesakyčiau, kad ta prasme, jeigu jisai pasikeičia ar kažkaip kitaip atsirado, jisai tobulėja. Visame yra savo harmonija, savo muzika. Ir tas naivusis menas, gal kai kurie sako, ai, naivusis menas. Ne, jisai turi savo žavumą, jisai iš tikrųjų labai žavus. Nu gerai, paėmam, kaip pradėjo, nu, aš nesakau, Picasso, aš buvau muziejuje, taip, Malavoje. Užeini ir žiūri, jisai nuostabiai viską darė, bet yra tokių darbų, kurie, nu, galima irgi trupučiuką pritempti prie naivojojo meno. Nu, aišku, čia nėra taip. Ir ką aš noriu dar pasakyti, kad aš labai gavau pasitikėjimą po šito Picasso muziejaus Malavoje, kada aš pažiūrėjau
jo darbus ir pagalvoju, kad reikia būti tiesiog drąsiai ir tiesiog, vat aš jaučiu, kad reikia piešti taip, aš ir piešiu taip. Na, aišku, jau kažkur ten, jeigu visai ten niekas neįtų, tai irgi nieko būtų normalus. Kolegos, daugiau klausimų. Tai klausimas, ar laikot yra naivystė, primityvistė ar ne? Taip, laikau. Gal turiu individualų bruožą, bet aš laikau ir aš didžiuojuosi irgi to. Tai profesionalai jie sprendžia ten metafizinės, globalias, kosminės problemas, pasakyti katinėlį, ir žvėliukai, ir moliukai, ir gražios moteris, ir arkliukai, aš, kaip kosmosą gal pradėsiu, aš nežinau. Mūsų galerija yra pirmame aukšte ir nereikia lipti laiptais, ir nereikia pirkti bilieto, ir veikia kaip tik šviesiu paros metu. Ir labai daug turistų užsuka čia. Tai dar atidarymo parodos nebuvo ir visų Europos krypčių atstovai turistai užeidavo ir žinot, į ką labiausiai apstodavo. Apstodavo šitą piešinį, kuriame prirašyta kažko ir jie klausdavo, o kas čia? O apie ką čia? Ir aš pasakodavau tą patį, ką jūs man sakėte ir kas jums buvo svarbu. Ir kad paruošiamoji medžiaga išeksponuota autoriniai parodoj kelia labai įdomų žiūrovų reakciją ir susidomėjimą. Tada jau mažiau reikia pasakoti žodžiais, jie žiūri ir supranta, kad čia kažkas įdėta. Įdėta paieškos, įdėta mąstymo, įdėta mokėjimo ir su tautiniais rūbais, ir su dainų šventė susiję. Tai visiems pasidaro labai įdomu. Man tai buvo didelis siurprizas, kad Olita išeksponavo savo dirbtuvės paslaptį. Nu, vat eskizą, kaip jinai moka daryti. Čia visiems sakau, kaip pavyzdį, paimkit iš jos pavyzdį. Pavyzdį tai daryti, parodyti ir paruošiamą medžiagą, ir pamąstymus, ir mentaliteto kažkokius kampelius asmeninius. Olita, gal dabar svečias iš Latvijos gali ką nors dar mums pasakyti? Pasveikinimą. Bent jau. Dirbi daug kalbą, tai latviešu valoda. Varbūt var runāt latviešu un pēc tam drusku angļu valodā. Ko gribētu dzirdēt? Es gribu dzirdēt, ka tu mani sveicini, ka tu vis te patīk, ka es esmu tava mīļā tante. Labdien, labvakar. Es esmu šodien šeit ieradies apciemot savu tanti, savu krustmāti. Viņa man uzaicināja uz savu izstādi. Es saprotu, ka šī jau nav pirmā izstāde, kur ir Olitei. Un man ir liels prieks, kad viņai ir tās hobijs. Un kad viņa sevi pēc darba var atrast mākslā. Un ka viņa dalās ar to visu arī ar jums. So what I tell, so we need to speak in Lithuanian or we need to... Olita, verskite. I can translate. Mano senienas labai džiaugiasi, kad pas mane yra toks hobis, kad aš atradau save ir turiu ką veikti po darbo. Ir dar sako, kad aš esu jo vyro vadina. Ir krikšto mama sakė. Ir krikšto mama, taip. Ir krikšto mama, taip. Jā, un atrodoties šeit, es redzu, ka Olitai patiešām labi sanāk, kad bildes ir interesantas un kad tiek izmantotas arī dažādas tehnikas. Mēs redzam, šajā pusē ir bildes, kuras ir veidotas no krāsām un ar otām un ar visu pārējo, bet šajā pusē var redzēt, ka tiek izmantot pavisam cita tehnika. Un noteikti vakara gaitā es gribētu uzzināt vairāk, kā tev tas viss izdevās. Un es novēlu jums visiem baudīt šo vakaru un, kā saka, apsveikt Olitu ar izstādi. Visi suprato, labai džiaugiasi, kad pas mane yra skirtingos technikos. Ko tu gal teici? Dažādas tehnikas, ka tur vienā pusē ir tāda tehnika, otrā pusē ir tāda tehnika, Vienoj ka tev pusē labi ir viena sanāk. technika, man labai gerai išeina. Jā, un lai Ir visi priecājās par visiems vakaru. labai gerai praleisti vakarą. Bravo!